žiūrite laidą Įgauk pagreitį su Kalnapiliu. Tad nebūkite abejingi ir prisijungit prie mūsų. O dabar nustebinsim savaitės laimėtoją Andrių Baužą bei 2 jo draugus. Negerai. Tas veiks negerai. Užeisim. Šiuo raštu yra patvirtinama, jog Andrius Bauža laimėjo žaidimą Įgauk pagreitį su Kalnapiliu savaitinį prizą Sukelk dulkes. Andriu. Aš esu iš Jurbarko rajono, iš Kaimuko, atvykau į Vilnių gyventi, dirbti. Kągi, Andriu, einam, sukelsim dulkes. Pradėsim nuo pradžių, tai yra Mitsubishi, kaip matot. Paskutintos kartos Mitsubishi Lancer Evo 9, kuris turi 280 arklio galių. Tai yra vienas greičiausių automobilių Lietuvoje, su kurio pravešim prizininką. Tiksliau jisai išmėgins šturmano kėdę. Esi kada šturmanavęs? Pirmas kartas bus. Super. Geras. Labai ačiū. Andriu, kaip tu? Kada bus galima pakartot? Ką? Kada bus galima pakartot? Kaip sekėsi, kaip šturmanas, gerai šturmanavo? Super. Super, koks greitis? 160 berods buvo daugiausiai. Kiek? 1.6. Kaip patys matėt, Andrius tiek sukėlė dulkių, kad net lietų teko jas nuplaut. O dabar šaną perdusim Šarūnei. Šarūnė pasiruošus. Einam išpaldyti. Kaip pojūčiai? Nerealu. Liuksiškai patiko? Super. Po kalniukų? Viską. Atiduok ša. Viktorai, pasiruošęs? Taip, Eina. lėk. Kaip sekėsi? Geras, jėga. Patiko? Labai. Kokie pirmi įspūdžiai? Patiko labai ant posūkio. Jėgovai nešasi. Tam, kad taptum tikrų Lietuvos ralio čempionu, neužtenka tik kelyje sukelti dulkes. Bet privalai ir išmokti pakeisti ratą. Kuris greičiausiai atliks užduotį. Apdovanosim papildomų prizų. Nugalėjo Viktoras. Sveikinu, tu galėsi 100 minučių kelti dulkes kardodrome. O dabar profesionalus ralio lenktynininkas Deividas Jocius jums įteiks sertifikatus, kad jūs išties sukelite dulkes žaidime Įgauk pagreitį su Kalnapiliu. Net ir permainingi Lietuvos orai nesukliudė sukelti dulkes, todėl ir jūs nebūkite abejingi ir dalyvaukite žaidime Įgauk pagreitį su Kalnapiliu. Iki, važiuojam! Somos Kuba, quien clima está geil.